Tai va, ar žinot, tiksliau nežinot, jūs man atsakysit dabar per YouTube vaizdą įrašą, bet jeigu matot skelbimuose dviratis prieš parduodant buvo suremontuotas, tai prieš pardavimą dviračio remontas yra pakeisti vairo juostą. Nes labai gerai atrodo tiesiog, jis atsinaujina, atsišviežina, atrodo nenučiupinėtas, toks šviežias. Tai va, nuplauti ir pakeisti vairo juostą yra remontas prieš dviračio pardavimą. Tai jeigu patys pardavinėsi dviračių, irgi geras dalykas, galite pasinaudoti patarimu. Taip, tai dabar pasimokinsim vynioti vairo juostą. Kadangi toks dalykas, kur, sakykime, su vairo juosta galima labai gerą rezultatą pasiekti, nes yra 20 eurų investicija, nu, tokia jau normali vairo juosta, ar ne? Ir į vairo juostą kaip čiužinys išsigula, nes visą laiką į vieną tašką atsiremia ir panašiai, ir jinai tada netenka savo amortizacijos, minkštumo ir panašiai. Jeigu bekelę dar važinėjat, tai tuo labiau. Tai dabar įsivaizduokit, jūs už 20 eurų pasidarot vairą daug minkštesnį, ar ne? Tai čia nereikia jums 1000 eurų sumokėti, kad karboninius ratus amortizuojančius užsidėtumėt geriau, kurie amortizacinės jėgos turi, nu, geriausiu atveju 5 mm. Ne? Tai čia 20 eurų jūs pakeičiat detalę, su kuria jūs visą laiką sąveikaujat, nes jūsų rankas visą laiką turit laikyti ant vairo. Čia nepabėgsit nuo to. Tai dedat rankas ant vairo, reiškia sąveikaujat su vairo juosta. Tai iš esmės už ten, nu, brangiausia vairo juosta yra 60 eurų. Tikrai labai gera būna ir dažniausiai verta savo kainos. Nu, priklauso nuo prekinio ženklo. Čia galit pasidomėti, pasižiūrėti reviews, bet idėja tokia, pakeitus vairo juostą, galite iškart daug geriau jaustis ant dviračio, tai rekomenduočiau keisti bent jau vieną kartą į sezoną, nu nebent labai nedaug važinėjat, bet jeigu labai nedaug važinėjat, net nežiūrit šito video, tai neaktualu. Tai kaip vairo juosta vyniojasi, palei laikrodžio rodyklę, nes mes kai važiuojam, įsivaizduokit taip, kad mes sukam, užveržinėjam vairo juostą. Tai jeigu vyniosim į kitą pusę ir vairo juosta, pavyzdžiui, kaip ir šituo atveju neturi klijų, jinai turi tik tai gumą, kuri vos prilaiko, tai jinai gali atsileisti. Tai todėl mes ją sukam gal nuo rėmo, gal taip bus paprasčiau suprasti, ar ne? Tai jums reikia kažkur tai surasti vidurį juostos ir pastatyti ties vairo viduriu ir tada padaryti pirmą apsukimą, belaikant tą vairo juostą iš kitos pusės, kad jinai įsitemptų. O ir dabar kokia yra logika. Tai vairo juosta apačioj turit vynioti kiek įmanoma tankiau. Kokia to priežastis? Kai apačioj pasidedat rankas, jūsų svorio centras persikelia į vairą, nes jūsų krūtinė nusileidžia žemiau. Daugiau svorio yra ant rankų. Viršui jums reikia užvynioti tik tai tiek vairo juostos, kad užtektų užbaigti ir gražiai atrodytų. Nes kai viršui pasidedat rankas, atvirkščiai persikelia jūsų svoris ant balnelio, ar ne? Tai kai vyniojat apačioj, stenkitės vynioti kiek įmanoma tankiau vairo juostą. Jeigu nusipirkot vairo juostą, kuri yra labai trumpa, jūs negalėsit ją tankiai užvynioti, iš esmės jau iš karto save setapinat netokiai patogiai vairo juostai. Tai žiūrėkit, kad vairo juosta būtų bent jau, kaip minimum, 2,20 cm. Čia toks kaip yra standartas. Jeigu pas jūs yra, tarkim, labai siauras vairas, galima ir siauresnė, bet dažniausiai, jeigu jau vairo juosta perkant, jinai yra trumpesnė negu 2,20 m, tai reiškia ant 20 cm bando gamintojas sutaupyti, kad išlaužt geresnį pelną, nu tai tada klausimas, ar ne iš viso gerai vairo juosta. Jeigu bando 20 cm vairo juostos iš jūsų nuvokti už tą pačią kainą, tai tada ką dar bando, kur dar bando sutaupyti pinigus. Tai vat. Ir vyniojant vairo juostą stenkitės išlaikyti visą laiką tolygų įtempimą. Čia gali atrodyti labai, nu, sakykime, paprasta pasakius, bet jinai vis įsitempinės ir vis atsileidinės. Tai jeigu neišlaikai vienodai įtempimo, jinai vietomis atrodys storesnė, kitomis vietomis bus plonesnė. Plus, jeigu labai stipriai įtempsit vairo juostą, jinai iš karto jau neteks pusę amortizacijos dėl to, kad tiesiog jinai yra išstempus. Tai ją reikia vynioti, sakykime, kiek įmanoma laisviau, bet ne taip laisvai, kad jinai kabėtų ore ir nebūtų vientisa. Tai iš esmės toks geras vairo juostos užvyniavimas yra toksai iš pajautimo. Čia kai žiūrit receptus ir būna, pasako, ta prasme, nu, prieskonį įsidėkit palei skonį, bet jūs neturit skonio, tai ką daryti tada?
nėra jokios instrukcijos. Aš, pavyzdžiui, mėgstu tikslius receptus ir tada jau spręsti apie skonį jau kažkada, kai jau paragausiu to recepto. Tai va, tai su vairo juosta recepto nėra, nes yra skirtingos juostos. Yra tam tikros juostos, kurios yra žiauriai kietos, jas reikia labai įtempti, kad jos nebūtų, sakykime, raukšlėtos ant vairo. Rezultate jos gaunasi ir kietos pačios iš savęs, ir įtemptos, kad nėra, sakykime, jos minkštos. Tiksliau, įtemptos gaunasi tada neminkštos. Nu ir pekla, kaip sakant, iš tokių vairo juostų. Tai stenkitės vairo juostą pasirinkti. Nu, šitos gal nebandysiu dar ištampyti, kol neužviniojau, bet toj pademonstruosiu, kas yra elastinga vairo juosta, kas yra nėra elastinga vairo juosta. Tai šituo atveju, kad ir kaip tankiai aš tarsi, sakykime, vynioju vairo juostą ir čionais yra 44 vairas, kuris yra ganėtinai platus, mums vis tiek užtenka iki pat galo. Nu tai jeigu mums užtenka iki pat galo, mes galim padaryti kažkurias vietas tankiau, ar ne? Tai tada grįžtam truputėlį su vairo juosta atgal. Dar ką norėčiau pabrėžti, kad vairo juosta turėtų nesiliesti su rankinėlė beveik visais atvejais, todėl kad rankinėlės guma yra padaryta taip, kad apeitų aplinkui rankeną. Jeigu priviniosit vairo juostos ant rankenos, gausis taip, kad pakeisit rankinėlės formą ir vairo juosta iškels rankinėlį ten, kur jinai turėtų būti ir atsiras kažkiek karšti taškai ant rankinėlės. Tai va, tai kadangi yra dar čionais toksai kampas, ant šito kampo dažnai žmonės mėgsta pasidėti rankas, tai mes ant to kampo truputėlį tankiau užviniosim ir toliau likusi darysim minimaliai tankiai. Tai vat matysis, koks yra rezultatas vairo juostos. Nu va, ir išnaudojam realiai iki pat galo visą vairo juostą. Tai jeigu iš arčiau pasižiūrėsim, labai tanku, ar ne? Galim net diametrą pamatuoti turbūt, bet nevargsim tai baisiai. Tada čionais, ar ne, yra iškarpa įdėta, kad nereiktų vynioti aštuonetuko. Tai va tokia va iškarpėlė, kad tiesiog uždengtų sidabrinį... Labai gerai uždėjau. Vat. Tai va, kad uždengtų tą sidabrinį žieduką, kuris laiko ant vairo. Rekomenduoju įdėti tokias, o ne vynioti tenais labai tankiai tos juostelės ant rankinėlės, nes jeigu apvyniosit ant rankenos juostelę, gausis, pasikeis forma rankinėlės ir gali atsirasti karštų taškų ant jos. Tai vat, tai čionais matom tankiai užvyniotą, ar ne? Tada žinom, kad liko vairo juostos, tai čionais artesnės to užsisukimo, kur žmonės irgi mėgsta pasidėti rankas irgi tankiai. Ir tada viršutinė rankos pozicija jau nebėra to tankumo. Bet visur atrodo ganėtinai tolygiai, nu jeigu tik tai tarpus nekreipsi dėmesį. Tai taip jūs išnaudosit visą ruloną, kiek įmanoma efektyviau. Tai va, čia šitas dalykas, kurio nieks nepagauna. Nieks nepagauna, tai aš turiu omeny, aš matau labai dažnai, ar žmonės savarankiškai užsivinioja, arba ten baikšopą, ar dar kažkas, kaip tiesiog gražiai prikirpt vairo juostą galiuką užbaigti, ar ne? Tai va, čionais tai yra demonstracija. Tai čia jeigu atkreipsi dėmesį, vairas eina vienodo diametro visą laiką ir tada jis kažkada išplatėja ir čia matom išplatėjimą. Matosi per kamerą išplatėjimas? Matosi. Ar ne? Nu tai va, tai reiškia, kad čia jau vairo juosta lipa ant vairo truputėlį per daug. Tai mes tada atviniojam ir čia matom yra konusus. Pasižiūrim, kur vairo juosta dar išlaiko vienodą plotį. Tai jinai išlaiko daugmaž iki čia, ar ne? Tai mes tada su yla pasiėmam. Tiesią liniją duriam pro juostą, čia gali būti bet kas, nebūtinai yla. Ir mes turim tada tašką, kur mes pradūrėm, taip? Mes žinom, kad čionais yra jau mūsų limitas. Vairo juostą mes laikom tada tą pačią trajektoriją, kurią vyniojam. Ir vėlgi, čia nėra jokio kažkokio stebuklo, yra žiauriai paprasta, nereikia kažkaip tenais kreivai kirpti, ar ne? Tiesia absoliučiai linija, vat kaip žiūrit į vairą. Vairo juostą esat pasiėmę ir yra jūsų žyma. Tai kiaurai žymą kerpat, tiesią liniją link vairo. Nesuprantu, kodėl žmonės šitą pramisina taip stipriai, bet labai simplu iš tikrųjų. Tai va, tiesią liniją, juostą to pačiu kampu kaip vyniojat ir tiesią liniją. Nu ir tada užvyniojat vėl vairo juostą. Nu ir va, gaunasi viskas tuo pačiu diametru, su labai lygiu užbaigimu, taip? Taip, čia, ta prasme, atrodo tiek nedaug reikia,
kad taip gražiai atrodytų. Tada, kai izoliaciją vyniojat, kad drėgmė nesikauptų, truputėlį paliekat izoliacijos overlapą. Tai va čia labai gerai matysis, kaip izoliacija, kai jūs įtempėt, jinai apjuosia vairo juostą pačiam kraštelį. Tai va iš kitos pusės matysis. Ir tada, jeigu diametras kažkiek dar skiriasi vairą, tai tiesiog truputėlį daugiau įtempėt vairo juostą. Tai va, iš tos pusės galbūt prisizumins. Va čia va. Truputėlį overlepina vairo juostą, kad susijungtų su vairu, bet ne per daug. Jums nereikia užvinioti kaip, nežinau, kaip dešrelės iki pat galo ir dar privaryti. Jis laikysis pati iš savęs. Jūs jeigu ją teisingai įtempėt ir, ta prasme, gražiai užviniavot, skyrėt laiko geram tolygiam įtempimui ir gražų užbaigimą padarėt ir užviniavot porą apsukimų izoliacijos, viskas, jinai laikys, tu visai jinai neiššoks. Tai vat, tada lieka užkišti šitą. Tai pavyzdžiui, su šita konkrečia vairo juosta, jinai kadangi yra stora, čia tos juostos yra per daug, tai mes tiesia liniją truputėlį jos nukirpam. Ir tada plagas, kuris įsistato, jisai yra per platus. Jeigu jisai labai sunkiai lenda, reiškia, į vairo juostą išstuminės per laiką, nes jinai yra minkšta. Tai truputėlį, čia galima pasižiūrėti, čia yra mano jau stalas sugadintas šitų vairių. Pasiemat ir kiekvienos juostos šonus. Jeigu stora vairo juosta ir nelenda plagas į vidų, truputėlį jį pasiaurinat, gaunasi toks kvadratinis sort of. Ir galima tada sukišti visą vairo juostą į vidų, kiek jos yra. Ir laikos. Ir lengvai sulenda. Tada pasiemat įlos kitą pusę, nes matot, plagas jau išlindinėja, nes minkšta vairo juosta yra, tarpas darosi. Tai jums reikia, kad ta spiruoklė, kuriame yra tam plage, įlystų stipriau daugiau ir kad jinai, nežinau, kaip kamštis, kad suveiktų, nežinau kaip pasakyti. Tai reikia įkišti truputėlį stipriau ir jeigu kažkada vėl išmeta, tai tada, visą dar įkišti. Ir va, labai graži vairo juosta. Čia yra toks įrankis, aš vadinu jį vernierium, nes jį išrado vernierius. Tai išsimatuojat atstumą nuo vienos vairo išnašos. Ir kaip tą patį, ką mes darėm su yla, tą patį padarysim su vernieriais. Tai nuo vairo išnašos atsižymim, kur yra tas taškas. Padarome jame skylę. Ir tada vėl lygiai tuo pačiu principu. Matot, kiek vairo juostos liko? Visą vairo juostą išnaudojam ant vairo. Ten, kur įmanoma, ten padarėm tankiau. Ten, kur jos mažiau reikia tankios, padarėm mažiau tankiai, kad tik tai užbaigtume iki pat galo, kur reikia. Tai iš pirmo karto gal nesigaus, bet turėkit kantrybės. Nes jeigu pirmą kartą vyniosit savarankiškai ir užvyniosit blogai, tai jūs nieko neišmoksit. Geriau vieną kartą vyniokit labai ilgai ir padarykit nors vieną kartą gerai. Tai kitą kartą išmoksit užvynioti ir gerai, ir truputėlį greičiau. Taip, ir izoliaciją, aišku, vyniojam palei tą pačią trajektoriją kaip ir vairo juosta, kad jinai padėtų truputėlį įtempimui. Vyniojam izoliacijos tiek pat, kiek ir kitoj pusėje. Nereikia jau vernierių išmatuoti, koks ten jos yra plotis.
Bet mano logika yra tokia. Jeigu pasidarė čia nais gražiai vairo juostą su vienodais tarpais, čia yra toks dalykas, kurį visą laiką matot prieš savo akis. Iš esmės. Tai jeigu pasidarysit gražiai, visą laiką atsėsit ant dviračio, bus malonu. Tie, kas neturi vernierių, kaip ir daugelis namie, tai išsimatuoja tarpą, ar ne, ir tada išsimatuojat kitoj pusėj tarpą ir tiesiog pasižymit su markeriu tą tarpą ir tada jūs turit, ta prasme, prieš vyniojant vairo juostą pasižymit su markeriu taškiuką ir turit su kita vairo juosta tą taškiuką uždengti. Tai paprastesnis būdas. Ir tada įlą vedat pro tą taškiuką į vairo juostą. Ir vėlgi atsižymės labai tiksliai, kur reikia, kad būtų. Nu va, gražu, minkšta, malonu. Pažiūrėjom, va, čia pačiupinėkam, kiek jinai stora. Reikia savo naują įrankį parodyti. Taip, tai. Tanki vairo juosta, netanki. Tanki vairo juosta, neoverlepina ant rankenėlio. Jeigu jūs priviniosit vairo juostos į rankenėlę su tais 8, kur per YouTube rašo, viniokit 8, bus geriau. Tai tada šita guma čia neįsistatys, išpams ir tada spaus delną ir užspaus kraujotaką. Negerai.